Duomenų analizė tipo kas jeigu, what if. Į operacijų grupę pavadintą kas bus jeigu, what if analysis, įeina siekiamo formulės rezultato gavimo funkcionalumas, goal seek, rezultatų siekimas, reikalingų formulių rezultatų analizė, kai keičiami pradiniai duomenys, scenarijai ir variacinė lentelė, formulės argumentų, pokytis ir jos rezultatai matriciniai formai. Goal seek funkcionalumas naudojamas tada, kai žinote, koks formulės rezultatas turi būti, bet nežinote, kaip turi pasikeisti vienas iš formulės tiesioginių ar netiesioginių argumentų. Tarkim, yra nurodytas atlyginimų darbuotojams padidinimo procentas ir turime disponuojamą 1000 litų sumą. Į šią formulę tiesiogiai įeina B3 langelio reikšmė, o jos rezultatas turi būti 1000 litų. Taigi B3 reikšmė turi būti tokia. Scenarijai naudojami, kai norima keičiant pradinius duomenis analizuoti tam tikrų formulių rezultatus. Tai dažnai naudojama biudžetų keliems variantams sudaryti. Mūsų atveju turime išanalizuoti, kokia bendra darbuotojams išmokama suma bus, jeigu padidinsim kompensuojamą sumą už kurą iki 700 litų, bet kompensuosime už telefoną mažiau 100 litų. Ir kitas variantas, jeigu už kurą mažinsime iki 500, o už telefoną didinsime iki 150. Ir galima sudaryti iš šitų variantų suvestinę, dinaminė suvestinė pivot table arba paprasta suvestinė. Variacinė lentelė table naudojama, kai siekiama matyti formulės rezultatus keičiant vieno ar dviejų argumentų reikšmės vienoje vietoje. Tarkime, norime išanalizuoti papildomos 3 pakopos pensijos sumą su skirtingomis metų ir įmokų reikšmėmis. Paruoštoje lentelėje eilutėje yra B33 langelio, kuris yra formulės argumentas reikšmė, o stulpelėje yra B34, tai yra metų skaičiaus variacijos. Štai tokia variacinė lentelė gaunasi šiuo atveju. Dinaminė suvestinė, sukinys, pivot table. Turite didelės apimties lentelę ir norite pateikti suvestinę, jums reikia dinaminės suvestinės. Pivot table arba dabar vadinamos sukiniu. Dinaminė suvestinė yra pati galingiausia Excel duomenų analizės priemonė. Ji leidžia greitai ir patogiai pateikti informaciją pjūviais, sumuojant, pateikiant vidutinės aritmetinės reikšmės ar apibendrinant su bet kokia kita viena iš 11 funkcijų. Duomenų apibendrinimo lauke rezultatus galima vaizduoti kaip absoliučią reikšmę, taip ir procentų nuo bendros sumos, nuo eilutės sumos, nuo stulpelių, kaupiamosiomis sumomis, indeksų, tai yra reikšmės svarbumo eilutės stulpelių ir bendros sumos atžvilgiu ir taip toliau. Filtruoti duomenys yra ypač paprasta. Pavyzdžiui, pirkėjų grupę ar regioną prafiltruojam. Daug patogesnis tapo globalus dinaminės suvestinės filtras. Kiek patobulintas jis dabar vadinasi slicer ir jis leidžia greitai vizualiai filtruoti sukinio duomenis. Pavyzdžiui, matyti konkrečių datų įrašų sukinyje arba tik neapmokėtas sumas. Galingas sukinio funkcionalumas yra ir įrašų grupavimas, automatinis ar rankinis. Tarkim, reikia matyti Kauno ir Vilniaus regionų bendras sumas. Pažymim jas ir pateikiam naują grupę, sudarytą iš šitų pažymėtų įrašų. Automatinis grupavimas taikomas skaitiniam, tame tarpe ir datos tipo laukams. Pavyzdžiui, sugrupuokime datas metais ir ketvirčiais. Atsiranda sukinėje nauji laukai, kuriais irgi galima operuoti. Vizualizuoti duomenys galima ne tik formatavimo ar sąlyginio formatavimo funkcionalumo dėka, bet ir kuriant dinaminę diagramą, kuri yra labai patogi ir pamėgta vartotojų. Jeigu sukinyje reikia dar vieno duomenų lauko su apskaičiuotomis reikšmėmis, o šaltinio lentelėje to lauko nėra ir jūs nenorit jo ten turėti, jį galima tiesiog sukurti sukinyje. Pavyzdžiui, sukursime komisinių pardavėjams duomenų lauką bonus, kurio reikšmės yra 3% nuo pardavimų sumos. Gavome naują lauką, kuriuo galite operuoti kaip ir kitais laukais. Taigi dinaminės suvestinės funkcionalumas yra pats galingiausias ir Excel'ėje ir tarp kitų verslo valdymo sistemų analizės priemonės. Prognozės ir tendencijos.
Apskaičiuoti tikėtinas reikšmės remiantis esamomis reikšmėmis, tai yra prognozuoti ar numatyti tendencijos reikšmę galima 5 funkcijų pagalba: forecast, trend, growth, linės ir logės. Tai pačios populiariausios funkcijos šiam rezultatui pasiekti ir dažniausiai naudojamos 2 pirmosios. Pavyzdžiui, turime 10 mėnesių pardavimo informaciją su suteiktų nuolaidų procentų dydžiu ir parduotų vienetų skaičiumi. Turint tokią informaciją, norime numatyti, koks tikėtinas bus 11 mėnesio parduotų vienetų skaičius, jeigu suteiksime 20% nuolaidą. Turime omenyje, kad pardavimai vyksta pagal tiesinį trendą. Naudojame funkciją forecast ir nurodome nuolaidų procentą, žinomas Y reikšmės, tai yra parduotų vienetų skaičius, ir žinomas X reikšmės, tai yra nuolaidas. Taigi, tikėtina 11 mėnesio reikšmė yra tokia. Tendencijos reikšmę galima apskaičiuoti naudojant trend funkciją arba grafiškai numatyti naudodamiesi add_trendline funkciją. Nubraižome, tarkim, stulperinę diagramą ir parduotų vieneto skaičiaus duomenų serijai pridedame tendencijos kreivę 5 periodams, šiuo atveju mėnesiams į priekį, 2 laipsnio polinominį trendą. Sprendimo ieškotojas. Solver arba sprendimo ieškotojas yra ypač galingas funkcionalumas, leidžiantis rasti optimaliausią sprendimą taikant apribojimus argumentams. Solver yra papildomas Excel priedas, kurį reikia suaktyvinti prieš pradedant jį naudoti. Senesnėse versijose tai galima buvo padaryti per Tools Add-ins. 2007 ir 2010 versijoje per Excel nustatymo langą. Išnagrinėkime pavyzdį. Gaminame 2 gaminius. Pirmam pagaminti reikia tiek A žaliavos ir tiek B žaliavos. Žinome, kiek pelno turime iš gaminio A ir iš gaminio B. Taip pat žinome, kad turimi žaliavų ištekliai yra tokie. Tam tikros žaliavos poreikį apskaičiuojame pagal formulę. Kiek reikia to žaliavos pagaminti abiems gaminiams, dauginant iš mėnesio plano kiekvienam gaminiui. Mėnesio pelnas tai suma iš pelno reikšmės padauginta iš mėnesio plano. Taip pat žinoma, kad turime pagaminti ne mažiau 50 vienetų per mėnesį gaminio vienas. Taigi, kiek ir kokių gaminių įmonė turi pagaminti per mėnesį, kad būtų optimaliai išnaudoti turimi ištekliai ir gautas maksimalus pelnas. Solver lange nurodome, kad F2 tiekiama maksimalaus rezultato, keičiant E2 ir E3 reikšmės, tai yra mėnesio plano kintamuosius. Taip pat aprašome apribojimus. B6 turi būti daugiau arba lygu už C6, tai yra turimų išteklių turi būti daugiau arba lygu už poreikį. Mėnesio planas tai vienetų skaičius, tai reikšmė turi būti sveikas skaičius ir daugiau už 50 pagal sąlygą. Surašę visus apribojimus ir paspaudę Solve išspręsti, programa pradeda ieškoti optimaliausio sprendimo. Formų kūrimo įrankiai. Automatizuoti įrankiai arba formų kontroleriai leidžia be programavimo žinių sukurti įvedimo formų objektus ar tiesiog automatizuoti tam tikrus veiksmus. Šie objektai yra atskirame skirtuke developer, kurį galima išsikviesti per Excel nustatymo langą, o senesnėse versijose per View Toolbars. Developer Insert sąraše rasite tokius objektus kaip mygtukas button, sąrašas su pasirinkimais combo box, žymimasis laukelis checkbox ir kitas. Trumpai peržiūrėkime užduotį su žymimuoju laukeliu, tai yra varnelė. Turime pirkėjų knygos įrašus ir norime sumuoti tik tas reikšmės, kurias pažymėsime rankiniu būdu. Tai yra varnelė. Sukuriame žymimąjį laukelį ir jam nurodome, kad atitinkamame laukelėje bus grąžinta reikšmė, ar pasirinktas ar nepasirinktas laukelis. Šiuo atveju K stulpelyje yra grąžinamos reikšmės. Tai pasielgiam su kiekvienu įrašu. O sumuojame su SUMIF. Jeigu bloke K2, K13 yra reikšmė true, reikia imti ir sumuoti atitinkamą reikšmę iš bloko G2, G13. Ir šiame pavyzdyje yra naudojami žymimieji laukeliai ir funkcija if. Tarkim, nereikia mums vaizduoti pardavimų sumų ir duomenų serija yra nenaudojama grafike. Platesnės diagramos kūrimo ir formatavimo galimybės.
Kurti diagramas moka kiekvienas dirbantis Excel'io vartotojas. Tačiau susidurėme su poreikiu pertvarkyti diagramas arba sukurti sudėtingesnės, kad galima būtų kuo akivaizdžiau grafiškai analizuoti duomenis. Pavyzdžiui, turint ne vienarūšius duomenis, kuriuos norima vaizduoti vienoje diagramoje, kaip pardavimo sumos ir atlyginimas. Tai išsprendžia papildoma Y ašis. Taip pat galima elgtis, jeigu yra labai didelių arba labai mažų reikšmių serijų, kas apsunkina jų arba kitų duomenų serijų analizę. Mažas reikšmės dar galima vaizduoti papildomoje pie tipo diagramoje, atidinant jas atskirame pyrage. 3 kintamuosius geriausiai leidžia pavaizduoti burbulinį diagramą Bubble. Na, o tie, kurie mėgsta Microsoft Project, nustebs, kad ir Excel'e galima braižyti Gantt diagramas.